Ir trečia mano darbo dalis, kaip aš galiu padėti jums priartėti prie pardavimų padvigubinimo, tai yra, o ypač prie pelningumo padidinimo, padvigubinimo, tai yra išnaudoti jūsų įmonės turimus resursus, kuriuos jūs realiai turite, dauguma įmonė turi, kaip gaunasi ir knygų lentynoje. Padėta, guli, dulka, bet mes to nenaudojam. Mano darbas yra įdarbinti tuos resursus. Apie ką aš kalbu? Pirmas labai galingas resursas tai yra jūsų klientai, kurie perka kiekvieną kartą. Jūs realiai galite darbinti savo duomenų bazę, kurios pagalba jūs generuosite papildomas pajamas. Kokios tai pajamos gali būti? Tai pirmiausia, jūs galite gauti resursus būtent savo pasiūlymų kūrimui, jūs neinvestuojat pinigų. Tai nesugeneruoja jums į kišenę pinigo, bet jums sutaupo, jūs neišleidžiate savo kišenės pinigų. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, jūs galite pardavinėti kitų įmonių produktus, realiai savo net neinvestuojant. Tai reiškia, kad jūs turite duomenų bazę, kuri yra, vadinkim, tinkama klientų auditorija ir kažkurios kitos įmonės ir jūs galite susitarti, tiksliau mano darbas yra susitarti, kad jūs išnaudojate savo duomenų bazę, tarkim, jūs siunčiat kažkurios kitos įmonės konkuruojančios su jumis pasiūlymą. Sveiki, ačiū, kad pirkot, žiūrėkit, turiu labai gerą, fainą pasiūlymą mūsų partnerių, kuris, manau, jūs tikrai sudomins, nes tai yra ypatingas pasiūlymas ir aš manau, kad jums tikrai jisai bus įdomus. Ir štai mes pristatome partnerių pasiūlymą. O to pasiūlymu jūs pasinaudosite, paspaudę šią nuorodą ir atėję įsigiję, tarkim, šitą prekę ar kažkokį sprendimą. Ir jūs galite generuoti pajamas už konkrečiai įvykdytus pardavimus. Tai reiškia, kad jeigu jūs nusintėt laišką, pavyzdžiui, 1000 žmonių išsintėt, iš 1000 žmonių, pavyzdžiui, 10 žmonių nupirko kažkokią prekę, galbūt tas pats robotas, dvejos robotas, ir jūs galite gauti, pavyzdžiui, 100 eurų komisinių už kiekvieną pardavimą. Tokiu atveju vienas laiškas išsiųstas, kurį dažniausiai parašo, būtent padeda parašyti partneris arba būtent aš, jūs galite gauti 1000 eurų į kišenę vien tik tai dėl to, kad išsiuntėt vieną kartą. Tai yra monetizavimas. Dar vienas dalykas, kadangi tų variantų, kaip ką monetizuoti, yra labai daug, bet aš papasakosiu tokius pagrindinius, kuriuos labai lengvai suprasite. Kitas dalykas yra pakuotė. Įsivaizduokit, jeigu mes tais pačiais prekiaujam maišais su sėklomis vejai gražiai turėti, sėti, mes galime ant to pakuotės uždėti tam tikrą lipduką. Vadinkim, jūs turite reklaminį plotą, kurį galite parduoti kažkokiam partneriui. Ir ta pakuotė gali būti realiai vėl jums vedamasis pinigų šaltinis. Tai pirmiausia, įmonės gali sumokėti jums už tą reklamos plotą. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, jūs galite irgi gauti komisinį už sėkmingai įgyvendintą rezultatą. Jums partneris duoda lipdukus, kuriuos jūs užklijuojate ir kai vyksta pardavimas, jisai jums kiekvieną mėnesį sumoka. Kaip tai atsekti? Tai yra kurkodai, yra programos, kurių dėka jūs tiesiog dabar jau įranga technologijos pažengusios, kuris lengvai galite atsekti, kas iš ko atėjo, kas iš ko nupirko. Tai va čia yra dar vienas variantas, kaip jūs galite monetizuoti savo turimus resursus, kurių neišnaudojate. Yra ir dar kitokiausių dalykų. Jūsų verslas gali augti, jeigu jūs galėsite kurti papildomus produktus ar papildomas paslaugas. Jeigu jūs esate vejos ekspertai ir jūs, pavyzdžiui, turite žmogų, kuris žinot, kad jisai gali prižiūrėti jūsų veją, jūs galite sukurti abonementinį verslą, tai yra vejos prižiūrėjimas, abonementas, ateinam kiekvieną savaitę, nupjaunam, nušienaujame, dar kažką padarom, patvarkome ir už tai imti, vadinkim, savaitinį ar mėnesinį mokestį. Ir kaip jūs pardavimus darysit, ogi iš savo turimo resurso, savo klientų. Tai yra dar vienas iš to monetizavimo, kur jūs praplečiate savo būtent paslaugų spektrą. Pas kitas įmonės, tai tarkim gamybinės įmonės, būna įvairiausių atraižų, šiukšlių, nelikvidų, kurias irgi galima sukurti arba lydų generavimui, tai yra smulkias dovanėlės prekės, kurias galite atsivesti taip savo klientus, arba galite jas netgi pardavinėti, arba parduoti kitai įmonei, kuri panaudos savo būtent kažkokiam klientų pritraukimui. Jūs tiesiog eliminuojate tą nelikvidą, arba sukuriat naują prekę, paslaugą, arba jūs tiesiog jį parduodat kažkam pagaminę iš, vadinkim, šiukšlės konkretų kažkokį produktą. Tai va, tų būdų, kaip galima monetizuoti, iš tikrųjų aš galėčiau pasakoti, jų yra beveik netoli 100. Mano darbas yra atrinkti jums tinkamus, rasti resursus, kurių jūs turite, kuriuos galima monetizuoti ir taip pradėti generuoti jūsų verslo auginimą ir realiai pajamų į kišenę maitinimą. Jeigu aš jums sugeneruočiau per mėnesį 1000 eurų, per metus tai būtų 12 000 eurų. Kur jūs tos 12 000 eurų investuotumėt, išleistumėt, turėdami juos realiai iš šalies, kai atidė žmogus patiem praktiškai nejudinant nei piršto.